Nu tai sveiki, mano kolegos. Taigi šiandien yra 14 diena, kurios metu pratęsime savo 13 dienoje pradėtą žaidimą. Trumpai apibėkime, kągi mes nuveikėm praeitoj paskaitoj. Tai 13 dienoj sukūrėm klasę žaidėjas, klasės viduje sukūrėm defaultinius parametrus, tai pinigų kiekis, gyvybės, reputacija ir lygis. Tada sukūrėme funkciją, kuri atvaizduoja mūsų žaidėjo statusą, tai kiek jis turi pinigų, koks yra vardas ir panašiai. Ir sukūrėme pirmąją veiklą, tai yra darbas ir darbo metu nustatėme mažiausiai ir daugiausiai uždirbamas reikšmės, tai max earn ir min earn, ir jas įdėjom į random funkciją, kurios metu tarp 50 ir 250 šiuo metu mes uždirbam pinigų ir atvaizduojam, jog mes atidirbam 8 valandas, gavome +1 reputacijos, geros reputacijos, pabrėžkim, ir atsitiktinį pinigų skaičių tarp mūsų rėžių. Galim spausti run, čia matom, kad iškviečiam klasę su žaidėju Heitį. Initiate status, tai būtent inicijuojamas status atvaizdavimą ir tada jį atvaizduojam, tada inicijuojam darbą, taip pat jį atvaizduojam ir galų gale gauname naują statistiką. Tai galim paspausti run, prasitestuoti praeitą dieną, tai va matom, jog pradžioje sukuriam su defaultiniais parametrais, atidirbom 8 valandas, gavom $84 ir +1 geros reputacijos. Tai mūsų likutis pinigų yra 1084, lieka tas pačios 5 gyvybės ir matom, jog mūsų reputacija jau padidėjo iki vieneto. Tai ką šioj paskaitoj padarysim, tai pridėsim dar dvi veiklas, part 2, dvi veiklos. Tai spėju padarysim kazino žaidimas ir pridėsime taip pat nusikalstamą veiklą. Tai darysime nusikaltimus. Kol kas galbūt atrodo pats žaidimas labai paprastai ir dar galbūt sunkiai suprantamas, tačiau eigoje matysim, jog visa tai čia yra tik tai kaip griaučiai, kaulai mūsų viso kūno, skeleto žaidimo ir kuo toliau, tuo matysim jau mūsų rezultatus labiau įtraukiančius ir jau galėsim atlikti tam tikrus pasirinkimus. Taigi pradėkime ir judėkime toliau. Palikime testo simulaciją čia vietoj, kol kas užkomentuokim. Jeigu ką, spaudžiu Ctrl, Shift ir A, sukurkime naują funkciją, kuri vadintųsi Gamble. Ir mūsų funkcija Gamble, panaudokim taip pat self, jo galėtume pridėti prie mūsų statistikos įvairius dalykus, pinigus, statusą ir panašiai. Bet mūsų statymas random rand init. Taigi, kol kas padarykime atsitiktinį statymą nuo 50 iki 300. Taip pat sukurkim win, jeigu mes laimime irgi su random choice, tai random choice mūsų bus boolean reikšmė, true arba false, true, false. Taip pat, ką reikėtų patikrinti, tai patikrinti, ar mes laimim. If win yra lygus if win, arba tiesiog if win darykim, kadangi jeigu win yra true, tada atvaizduojam mūsų, tiksliau vykdom veiksmą, kuris yra if, jeigu ne, mes jį praleidžiam ir bus else. Ir tada jeigu laimim prie self money plus lygu, pridedam tiek, kiek statėm. Bet ir jeigu mes galim iš tikrųjų returninti iš karto, return susiformatuokim, play in casino and win ir
Win tai yra mūsų bet, kiek statėme. Ir else turėtume atimti self money iš mūsų turimų pinigų. Mes atimame, bet ir taip pat return if you play in casino and loss. Taip pat mūsų bet, tiek kiek statėm, $. Čia gal nereikia tarpelio, gražiau atrodys vizualiai. Ir galime šioje vietoje išsikviesti mūsų initiate, tiksliau pirmą padarykim. Gamble ir player gamble ir tada print. Darom print ir initiate gamble ir galim atvaizduoti. Taigi pasidarėm testavimo funkciją ir galim pamėginti paspausti run, įsivalykim ir spaudžiam run. Matom, čia tik particular arguments, we given free, matom, kad turim klaidelę. Galim pažiūrėti, čia pamėginkim dabar, txt position arguments ir kažkur random choice. Turim work 8 hours, iki čia viskas gerai ir tada, kada gamble, matom, kad 42, 52 tai mes statusą, 42 gamble, 42 tai random win choices, kažkas yra čia būtent negerai, win random choice, kaip ir tvarkoj, ir mes turėtume čia įrašyti į true false, šitaip paduoti parametrą, ne parametrą, o sąrašą pasirinkimų. Tai kadangi mūsų sąrašė 2 pasirinkimai, juos ir įrašom, pamėginam paleisti dar kartą. Valio. Ir galim matyti, kad vėl turime statusą, turime darbą, kur uždirbom. Reikėtų gal atvaizduoti statusą ir po to tik tai, bet ši esmė ir tada pralošiam $245 kazino ir mūsų pinigai liko. Ok, super, kazino principas kaip ir veikiantis. Sekantis, ką mes turėtume padaryti, tai sukurti nusikaltimų veiklą. Čia šiek tiek kodo bus daugiau nei gamble, bet ateityje ir gamble patobulinsime, jo galėtume daryti patys statymus, o ne atsitiktinius, bet principas išliks panašus. Jeigu turite idėjų, nepamirškit būtinai parašyti komentaruose, ką galėtume pridėti prie savo žaidimo. Nes šis žaidimas tai yra toks didesnis projektas, bus bent dar keletas video būtent su šiuo žaidimu, kurio metu mes jį tobulinsime ir, kaip ir minėjau prieš tai, čia kol kas susikūrėm tik tai griaučius, pačią logiką, bus ir žaidimo meniu, ir pasirinkimai, tai neskubėkit, nepabėkit ir neįsigaskit, jog šis žaidimas dar kol kas atrodo labai primityvus. Taigi, užsikalbėjau per daug, judam toliau ir padarykim commit crime funkciją, kuri priims vėl self parametrą ir tada, ką mes outcomes, tai ir pasirinkim random ir tada pasirinkim kelis choices ir galbūt čia išmoksim šiek tiek
success, naują dalyką, tai kad mūsų random gali pasirinkti vienu metu kelis pasirinkimus. Ne tik tiesa ar vieną iš mūsų sąrašo, bet iš kelių sąrašų arba iš kelių parametrų. Tai galim fail ir tada galim pagautas. Dedam kablelį ir galbūt svorį nustatom, tai yra mūsų nusikaltimo svoris, kas būtų irgi parametrai, 0,4 tarkim, vėl tai 0,4 dar sykį ir tada 0,2, galim čia įvairesnių parametrų, kol kas palikim šiuos, pamėgykim ir ką, kintamasis tai yra mūsų vienetas. Ir taip pat čia turėtume padaryti 0. Ok, kaip ir turim outcome, galėsim jį ištestuoti netrukus, bet prieš tai mes turime patikrinti, koksgi yra mūsų outcome'as. Outcome'as, jeigu mūsų outcome'as yra success, matau, kad misspellingą padariau, success. Šitaip turėtų būti successas ir tada ką darom, tai mes gain uždirbam, gaunam slow down, mistypingo karalius ir random rand init ir tarkim mes uždirbam tiksliau gaunam pajamų nuo 100 iki 500. Visus tai galėsim pasidaryti, kaip ir minėjau, atskiram failę, visus nustatymus. Tačiau dabar, kol yra griaučiai, labai puikiai mums tinka čia. Ir kas toliau reikėtų padaryti, tai prie self money pridedam gain. Ok, ir tada galbūt self bad rep, tai blogos reputacijos, kadangi atlikom nusikaltimą +2. Tada reikėtų else, outcome yra lygus fail, outcome, kodėl mums čia iš karto pasidarom, čia turim if outcome'as, čia misspellingą padariau, ar ne. Turim čia succeed, viską susitvarkom ir else if šiandien daugybę klaidų darau, bet puiku galim mokintis iš savo klaidų, nes kas nedaro, tas neklysta, kas neklysta, tas nesimokina. Kaip surimavau. Ir tada susikūrėm loss, tai mes irgi taip pat random rand init ir galim prarandam nuo 50 iki 200. Toliau reikėtų vėl, kaip ir prie būtent kada mums pavyko, tai lygiai taip pat kada ir nepavyko ir iš mūsų pinigų atimta loss ir tada self bad rep, kadangi mums nepavyko, atminusuojam tik vieną. Ir tada galbūt reikėtų čia irgi padaryti return ir čia return, tai čia surašysim šitose vietose return ir else'as, jeigu nei tas ir mus pagavo, reiškia, ir tada turėtume bausmę nusimatyti. Penalty lygų random ir rand init ir numatyta bauda nuo 100 iki 300 dolerių ir lygiai taip pat su self money atimam penalty, tada self bad rep irgi netgi galbūt reikėtų čia jo
ne minus, o pliusus dėti, kadangi mes pridedam prie blogos reputacijos ir irgi taip pat return. Tai šiuose vietose galim pasidaryti iš karto your crime success, you gain ir gain šitaip and bad reputation, kadangi iš rankiniu būdu nustatėm, tai ir čia lygiai taip pat sugalvojam your crime fail and you lose. Loss. Čia doleriai and get bad. Tai galbūt šitą and get bad. Taip. 10 plus 1 šitaip čia and get. Čia irgi sutvarkykim bad. Reputation plus 2 ir čia you got gauči. Kol tave pagavo. You got need to pay penalty and get bad reputation plus 3. Ok, turime logiką mūsų nusikaltimų, ganėtinai paprastai, bet tuo pačiu labai veiksmingai. Galim irgi, galbūt paimkim čia irgi po initiate work'o, atvaizduokime mūsų statusą ir čia irgi lygiai taip pat viską pakartokim, tik vietoj gamble commit crime ir čia vietoj initiate gamble initiate crime ir čia irgi initiate crime. Na ir pamėginkim paleisti mūsų kodą. Vėl matome, kad gavom klaidą 51 eilutėje. Na ir žiūrėkim, kągi mes čia prirašėm neteisingai. Ok. Outcome'as. Turime random choices, atsitiktiniai pasirinkimai ir čia success, fail, kablelis, got. Viskas tvarkoj, kablelis, wait. Reikėtų, pamėginkim. Wait. Šitaip ir kablelis, kaip ir vietoje ir K1 ir tada sukuriam, mėginkime saugot. Ir čia turėtų ignore typus. Ignoruojame tipą ir pamėginkim dabar runint mūsų kodą. Matom, kad negerai. Šitai padarom ir dabar runinam ir matom, kad viskas tvarkoja. Išsivalom ir paspaudžiam dar sykį. Na ir žiūrim, ką mes šiandien atlikom. Tai visų pirma, matom vėl standartiniai parametrai.
viskas po defaultu, padirbome 8 valandas kaip geri piliečiai ir galų gale mūsų banko sąskaitoje jau 1239 ir turime vieną geros reputacijos. Super. Tada mes žaidėm kazino ir pralošėm 220, taigi liko mūsų sąskaitoje 1019, išliko tie patys gyvybės ir ta pati reputacija. Ir tada galų gale mes mėginom atlikti nusikaltimą, bet mums nepavyko, praradom $61 ir gavome blogos reputacijos +1. Jeigu šioje vietoje mes paimsim ir initiate crime kelis kartus, pamėginkim atlikti kelis nusikaltimus iš eilės ir žiūrėkim, kaip čia viskas įvyks. Pereikim pradžios nežiūrėkim, pereikim iš karto prie pačios. Prieš nusikaltimus mes turėjome... Mums realiai tą patį dabar daro, nes aš initiate crime padarau vieną ir jį pakartoju kelis kartus. Jeigu mes norim, kad turėtume atsitiktinius pasirinkimus, tai darykim šitaip. Ir šitą galime ištrinti. Iškviečiam kelis kartus commit crime ir čia show statusą galim šiek tiek apsitvarkyti, tuo pačiu, kad čia jau esame. Initiate status. Gerai. Initiate workas, vienas įk padirbom ir rodom statusą ir čia gamblingom. Tai galim pradžia. Čia yra darbas. Čia yra lošimo iškvietimas. Čia yra nusikaltimai. Ir vėl status atvaizdavimas šioje vietoje. Ok. Pamėginam dar sykį. Ir matome, jog mums šį kartą viskas daug geriau. Prieš nusikaltimus matome, kad mes pralošėm kazino, tačiau uždirbom $90, tai turim 1022 ir vieną geros reputacijos, mūsų lygis 1, kol kas su lygiu nieko nedarėm ir tada pradėjom daryti nusikaltimus. Tai pirmas iki mus pagavo ir turėjom susimokėti 264, nemažą baudą ir gavom +3 blogos reputacijos, tada mūsų nusikaltimas pavyko, nelabai mums sekasi su tais nusikaltimais ir turime +1 reputacijos ir praradome 68, tada mus pagavo ir vėl pagavo. Turim jau 10 blogos reputacijos ir galų gale mums su nusikaltimais liko tik 101. Tai šiandien mums nelabai pasisekė, tačiau galim pasidžiaugti, jog mūsų kodas veikia ir jau sekančią pamoką pradėsime mūsų meniu kūrimą. Tad niekur nedinkite ir susitiksime jau kitame video. Ačiū, kad buvai. Nepamiršk dar sykį paspausti like, jeigu to dar nepadarei iki šiol, bei prenumeruok mano kanalą, jeigu tau patinka tai, ką darau. Iki sekančio video. Viso.